I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, wakes me awake. All my friends had you figured out, yeah, there's no one inside of you. You tried hiding another you, but your evil was coming through. And these eyes sitting on the wall, well, they watch every move I make. Bright light living in the shade. You go hard, make a spirit shake. Ir dabar po rungtynių kalbiname Rotenos vyriausiąjį trenerį Tomą Vyšniauską. Tomai, sakyk, iš pirmo vaizdo Rotenos komanda atjaunėjusi, tačiau kovingumo netrūksta, bet visgi ko pritrūko šiandien? Pritrūko, individualas ryškiai stipresni galva buvo. Irgi mes matėme ir sudėti. 3-4 žmonės praktiškai. Tikėjomės, kad viską praktiškai mes iš po krepšio, pas mus vėlgi. Vakar penktadienio, šeštadienio artėjimo varžybų nebuvo daug žmonių, traukėmės jaunimą, tai kaip ir sakyt, grėsmingas rezultatas, jie ryškiai stipresni. Sakyk, kodėl šiais metais Rotenos komanda yra tokia atjaunėjusi? Tikslas yra, kaip ir sakiau, apšaudyti jaunimą, kurie žaidžia mažiau studentų lygoje ir mažiau gauna minučių artelę. Tai vėlgi šiandien jau pamatėm ketvirtam trečiam. Trečio kėlinio vidury ketvirtą Kapišauskas atkarpą labai gerą turėjo. Stengiamės įvesti jaunimą, šiemet nebus kažkokių medalių, tikimės jaunimą apšaudyti. Stengsimės kiekvienose varžybose. Kaip sakyt, matėt, ėjom, kritom, kovojom. Bandysim. Žadinavas irgi yra pasikeitusi komanda ir kokį vaizdą paliko šį komandą? Manau, geras vaizdas. Priskirčiau prie už lygos favoritų, nes tikrai priekinė linija gera, galbūt trūksta truputį ir pirmo numerio, o šiaip viskas tvarko, jiems mažo branduolį išlaikė komandos, tikrai gera komanda, manau, kad ketvirtė vienareikšmiškai. Sakykit, ar Rotenos komanda sulauks kokių pastiprinimų? Ateityje? Ne, nemanau. Mes 20 žūdų. Tikslai yra šiemet aiškus. Tikrai nemanau, kad kažkas įdų. Nebent ten traumos, bet manau, 12 rotuot, visus žaisti teis čia ne tie tikslai, kažką laimėti šiemet labai stipriai. Gerai, ačiū jums. Going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me away. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I'm sleeping all these demons away. Holding on, holding on, to keep holding on, holding on, holding on. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking, mama, I love you. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking, mama, I love you. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking, mama, I love you. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking, mama, I love you. Kalbiname PXNX puolėją ir lyderį Andrių Levaną. Andriau, su pirmąją pergalę ir sakyk, kokios tai buvo varžybos tavo? Jeigu sunkios iš tikrųjų varžybos, nebuvo lengva, nerezultatyvos labai varžybos. Kiek taškų 70, bet po 2 kėlinių buvom įmetę 26 taškus, tai nervų karas buvo. Pirmoje pusėje Sūduvo komanda dar pirmavo, tačiau kas įvyko, jau pavyko perimti iniciatyvą ir galutinai nukauti? Iš tikrųjų, Sūduvo komanda buvo nepilnos sudėties. Tas ir lėmė, manau, neištempė visas rungtynes, o pas mus pilnaverčių žaidėjų gal 10-11, taip ir gausi. Andriau, sakyk, iš pernai metų bronzinės komandos kiek branduolių išliko? Visi išliko, išskyrus Paulių, aišku, Žalzaitį, nes mums tai neleidžia, o plius prisidėjo Gediminas. Sakyk, ar pildysitės dar šį sezoną? Kažko ar yra numatyta? Šiaip neturėtume, iš turėtų dabar. Kokį vaizdą paliko Sūduvo komanda? Gera komanda treniruojasi, viską nepilnos sudėties, nėra ką norėt, kad tai atrodė.